Taip, pradedant ciklą mokomųjų video, tai yra kaip patikrinti iškrovimo mazgą. Reikia turėti omeny, kad visa šita dalis, kiek matom, nuo grandinių iki iškrovimo, dygio jungimas, pjovimas, viskas skaičiuojama šituo enkoderiu. Jas per apsisukimą 500 mm atitinka. Ir dabar pažiūrėsim, kaip mes patikrinam iškrovimo. Pultelis turėtų atsirasti. Yra rankinis valdymas. Tai yra dar kartelė, pasižiūrėjome. Žemyn, aukštyn ir taip toliau. Galima išmušti. Taip, dabar einame prie užduoties langų, tai yra pagrindinis langas. Matome taip, kad mes nukrovime rinksim po 5 gaminius. Matom, kad surinkta nieko nėra. Jeigu būtų kažkas, tai reikėtų pasitaisyti, kad vienas gaminys ar dar spaudžiame mygtuką. Naujas gaminys, pas mus viskas resetavosi, čia dar kartą parodysiu. Jeigu jame, pavyzdžiui, buvo vienas gaminys, bet jo nėra, spaudžiam mygtuką naujas gaminys, jo mes jau nebeturim. Kaip ir paruošta viskas darbui. Kaip minėjau, visa pabaiga dirba nuo šito enkoderio. Mes imituosim, kad gaminiai pas mus sukasi. Matom, įvyko nulyginimo pjūvis. Vėl toliau sukame. Žiūrim, kas vyksta. Atsipjovėm pirmą gaminį. Atsipjovėm. Važiuoja jis toliau. Jie numušėm. Dabar apie metras 1000 mm užduotas ir matome, kad numušėm. Pirmą gaminį jisai nusileido ant šitų hidraulinių laikiklių. Pagal šitą optinį daviklį jie leidžiasi žemyn arba kyla aukštyn. Tai yra, jeigu gaminys guli, jis pas mus yra ant šitų daviklių. Taigi važiuojame toliau. Vieną nusipjovėm. 2 po 2 metrus. Tai yra gaunasi mums 3, 4. Numušėm. Nusipjovėm, numušėm, pažiūrim, kaip skaičiavimas vyksta. Skaičiavimas matom taip, jau 3 gaminius turim, ką mes ten ir suimitavom. Važiuojam. Dar turėtume turėti 2 gaminius iš taveliavimo. Nupjovėm. Numušėm. Vis laiką suku. Nupjovėm. Metrą pravažiavom. Numušėm. Leidžiasi žemyn hidrauliniai laikikliai. Nustumiam ant grandinių. Ir viskas pas mus prasideda iš naujo. Turime nustumtą, turime gaminių nulį ant laikiklių.
Ir tokiu būdu vyksta nukrovimas ant grandinių.